Kažkaip gal net taip turėjo būti. Sveiki, mėly bičiuliai, tai grįžau geriausios skyriaus varžybų. Ir mano batai po varžybų atrodo štai šitaip. Šiandien noriu jums pademonstruoti, kaip aš prižiūriu savo avalynę. Pasirinkau čekų gamintoją brandą Siga. Tai nebrangus gamintojas, bet labai gerai atliekantis savo darbą. Pirmiausia, ką reikia padaryti, tai jau išdžiūvusius batus, paprasčiausiai su šeipečiu nuvalyti. Panaudosiu Siga valymo putas. Paskirstu putas per batą. Savo batą šiek tiek palikti kelioms minutėms, kad putas atliktų savo darbą. Kadangi bato oda buvo sušlapusi, paskui pilnai išdžiūvusi, mes turime ją pamaitinti, nes jeigu mes nemaitinsim odos, didelis šansas, kad mūsų tiesiog oda pradės skilinėti. Aš mėgstu naudoti odos balzamą. Šis balzamas yra visiškai bespalvis, jis labai gerai pamaitins odą, suteiks jai žvilgesio bei elastingumo. Daug kartų mano kalbėtas Siga impregnantas, kuris tinka tiek avaliai, tiek rūbams, tiek palapinėms, skėčiams ir visą kitą jūsų įrangai. Na ir paskutinis akcentas, kad nesmėdytų jūsų avalį, neturime Sigos dezodorantą su mentoliu. Kas buvo prieš tai, kad turim dabar. Ir toliau galėsim tęsti savo tarnybą. Bunkerį rasi ne tik kokybišką avalynę, bet ir visą jos priežiūrą, tepalai, impregnantai, balzamai ir net dezodorantai.